Labadiena. Šioje pamokoje pateiksiu antro individualaus darbo komentarus. Tiems, kurie nebuvo paskaitoję arba šiek tiek primirštų. Taigi, parsisinčiat antrą individualų darbą. Nurodot, kur parsiunčiat, jeigu yra tokia galimybė, arba paskui atidarot tai iš download skyriaus, kaip pas mane, jeigu jūs naudojat Google Chrome. Rodite, paspaudžiam šią rodiklę, rodite aplankale. Galit nukopijuoti reikalingą savo katalogą, bet aš to nedarysiu. Copy paste. Aš tiesiog atidarysiu failą, close, enable editing, leisti redaguoti reiškia. Ir parsiunčiat taip pat parsiunčiat antro darbo vertinimo lentelę. Ir paaiškinsiu, kaip elementariausiai padaryti šitą antrą individualų darbą. Taip pat enable editing ir kai jūs žiūrit pagal vertinimo lentelę, pagal kokius kriterijus norit atlikti užduotį. Pirma, antra užduotys paprasta, dėl to čia nepaaiškinta, ką reikia. Tiksliau, tiesiog puslapio parametrų nustatymą. Ten elementaru vienas arba kitas variantas galimas. Iškai perinam į mūsų antrą individualų darbą. Kaip jau sakiau, sprendimo jūs paštu nesiunčiat, įkeliat į Moodle aplinką, be abejo šitą ištrinat tekstą. Galite iškart šiek tiek paformatuoti, pavyzdžiui, bent jau pirmo lygmens skyrius. Pažymim pirmą punktą. Tuoj pakomentuosiu, ką aš. Parengti dokumentą ne mažiau 12 puslapį, aišku, pas jūs daugiau išeis, kuriame būtų panaudoti žemiau užvardinti tekstinę redaktoriaus elementą. Siekiant išvengti susipratimų, prašau dokumente aiškiai nurodyti, kurioje teksto vietoje panaudotas vienas ar kitas elementas. Aiškiai taip. Pažymim pirmą lygmenį, šiek tiek paformatuosim pirmo lygmens skyrius, antro mums nereikės, pažymim heading 1, priskiriam automatinį numeraciją, išpličiam multilevel ir pasirinkam su headingais. Dar kartą priskiriam, modifikuojam, su dešiniu paspaudėm, pasirinkam modify, Times New Romans, centrinis išdėstymas, 14 šriftas, padarom, kad pirmo lygmens skyriai prasidėtų iš naujo puslapio, format paragraf, line page break ir uždedam varnelį page break before. Ok. Iškart mes galim kitą lygį irgi priskirti. Šrifto formatavimas priskiriam, headingą, galim teptuką paimti, kad nereikėtų taip. Hop. Su page downu pavažiuojam žemyn, na ir taip toliau. Grįžtam, atsisakom teptuką, escape, Ctrl Home į pradžią ir be to berods šioks toks komentaras yra, jeigu jums įdomu, jūs galėsite žiūrėti, bet aš jau ištariu, kadangi komentuosiu, pateiksiu video komentarą. Kai jūs parsiūsit, jisai bus su to komentaru. Taigi, puslapio parametrų nustatymas. Kaip jūs atlikot puslapio parametrus, kaip sugebate tai atlikti? Paspaudžiant dvigubai į paraštę pilkoje liniuotės vietoje, dvigubai su kairiu pilies klavišu. Ir, taigi, kaip parodyti, kad jūs čia paspaudėt dvigubai. Paspaudžiat klaviatūrą mygtuką print screen, kuris buvo pavaizduotas Wordiniam failiuke. Toliau atidarot accessors, all programs. Yra ir kitas variantas, kai kurie mėgsta kitų, bet aš aiškinu. Pasirinkom accessors, šį variantą, kurį per paintą. Yra galimybė kitaip. Mes įklijuojam Ctrl-V, taip, paspaudžiam select mygtuką, atleidom kairį pilies klavišą ir pažymim tą sritį, kur mes atlikom veiklą. Ctrl-C, pažymėjau, perinam į Wordą, Alt-Tab, Ctrl-V, klijuojam. Ir kaip pakomentuoti, kad jūs čia paspaudėm. Insert tiesiog, shape, čia taip pat darbas su teksto komentavimu, kolotas pasirinkat, paspaudžiam, paspaudžiam su kairiu klavišu ir traukiam, atleidžiam, pažymim va šitą kraštą. Atsirado geltonas stačiakiam, rombas, paspaudžiam jį ir patraukiam. Ir čia pakomentuot, pavyzdžiui. Čia parašt, pavyzdžiui, liniuotis juostą, paspaudžiu dvigubai su kairiu pilies klavišu.
liniuotis juostai, aš toliau nekomentuoju. Paspaudžiam dvigubai toje vietoje, kur toliau norėsim įterpti komentarą. Taigi, kai jūs paspaudėte, atsirado šitas meniu, paspaudžiam print screeną, atsisakom escape klaviatūrai, arba, tarkim, kai jūs paspaudėt, jūs galite čia pareguliuoti, pavyzdžiui, iš viršaus, norite atstumą 2. Vat jūs pareguliavo. Print screen, perinam į paintą, įklijuojam ant viršaus Ctrl+V, paspaudžiam select, pažymim tą sritį, kur jūs kažką tai norit pakomentuoti. Ctrl+C, Alt-Tab, atsisakom, escape Ctrl+V ir galim vėl, nes tam, kad nereikėtų vėl spausti, insert, shape, paspaudžiam šitą, pažymim objektą, Ctrl+C, pastatom žmeklį, kur norim įklijuoti, pavyzdžiui, čia, Ctrl+V. Ir jūs galite pareguliuoti, parašyti, kad pakeičiau atstumą iš viršaus, bei galima ir kitus parametrus pakeisti. Viskas. Antras punktas. Pastatom žmeklį antraštės gale, Enter, ir atliekam kaip klaidų tikrinimus. Jūs galite parašyti paskui, galima paspausti šį čia ties Lithuania, arba pasiūs English, su kairiu pilies klavišu, atsiranda išplėstinis meniu. Dar kartą. Atsirado išplėstinis meniu, varnelės nėra, reiškia ties lietuvių kalba, reiškia aš lietuvių kalbos negaliu tikrinti. Tiesiog print screen, įeinat į paintą, įklijuojat Ctrl+V, pažymim su select mūsų langą, įklijuojam. Aišku, prieš tai reikia pažymėti visą tekstą, jeigu kaip visus tos dalykus daryti, jūs galite, jeigu primiršut, paspausti šitą Microsoft Word 2010 darbo vadovas ir pasižiūrėti, jeigu kažką pamiršt. Jeigu plačiau, galima žiūrėti pamokas, bet reikėtų, įgarsinimas nėra labai kokybiškas, todėl galite žiūrėti, bet ir galite išjungti garsą, bei žiūrėti šitas įrašus. O čia yra Wordinis failiukas, puslapio parametrų nustatymas. Vienas iš variantų, čia buvo toks aprašytas, klaidų tikrinimas, kaip padaryti, galima būti taip, galima taip, kaip dabar aiškina trumpiau. Ir galite vėlgi šitą pažymėti kraštą, Ctrl+C, pastatyti žymeklį, kur norite įklijuoti, ir įklijuojam Ctrl+V, ir jūs parašote tekstą, pavyzdžiui, parašote, kad pažymėjau tekstą, paspaudžiau, aišku, galima šitą irgi print screeną padaryti, į paintą, Ctrl+V, patraukti į viršų. Ar mums nesimato. Dar kartą. Prieinam čia. Paspaudžiam print screen. Einam į paintą, Ctrl+V. Yra. Paspaudžiam select, pažymim šitą. Galbūt didesnę juostą galim pažymėti. Ctrl+C. Įklijuojam, paspaudžiam dar čia Enter, įklijuojam. Ir, reiškia, paspaudėt ir apatinėje ekrano juostai į English ir pasirinkot, kokią kalbą norit tikrinti. Ir ok. Prieš tai, aišku, jūs turėjot pažymėti tekstą, galite nerašyti minimaliai. Toliau, šrifto formatavimą. Tekstą jūs įimat iš savo pirmo individualaus darbo. Todėl jūs jį atidarot, pas mane jo, aišku, nėra, aš nedariau jūsų individualaus darbo, bet aš atsidarysiu juodraštinį, tas, su kuriuo failu dirbot jūs, šiek tiek čia teksto yra, pasiemat, pavyzdžiui, kažkokią pastraipą, kelias pastraipas, įklijuojat ir darbui su šriftu jūs jau turėtumėt žiūrėti vertinimo lentelę. Taip. Tarkim, jūs 90. Dvigubas perbraukimas. Žiūrit, kaip tai padaryti. tą pirmą individualą aš jau uždarysiu. Taip, dvigubas perbraukimas. Pažymim. Skirtukas font. Čia galim tik viengubą pasirinkti. Todėl skirtukas font. Double strike. Ok. Na ir taip toliau. Žiūrit. Spalvinimas. Ne? Tarkim, spalvinimas. Pažymim šitą žodį. Pasirinkat, pavyzdžiui, nuspalvinimą.
Teksto suspaudimas bei išplėtimas. Pažymit žodį, kurį norit suspausti arba išplėsti, paspaudžiat šį mygtuką. Advanced, spacing skirtukas expanded ir didinti tarpą. Ok. Na ir taip toliau. Klavišų kombinacijas galite parašyti, Ctrl U, jeigu pabraukimas. Kaip jūs tai darėt, vėlgi print screen, įeinat į Paintą, Ctrl V, Select, pažymit tą sritį, kur jūs kažką reguliavot, tarkim, čia šitą sritį kažką tai galit parodyti, kad čia keitėt, rinkotės viršutinį, apatinį laipsnį ir kitus dalykus. Trumpai, nes čia vis tiek bus matoma, ką jūs padarėt. Na ir jeigu šitą įrankių juostą, print screen, į Paintą, Ctrl V, paspaudžiat Select, pažymit, kažkokią dalį, kur jums svarbiausia čia reikia parodyti. Escape, uždarot, įklijuojat. Na ir pakomentuojat. Trumpai, minimaliai. Na ir taip toliau jūs žiūrite atitinkamai punktus. Ir galutinį variantą, aišku, jūs paskui padarysit ir turinį. Ne? Ta netikrą turinį jūs ištrinat. Čia jo ir nėra jau. Ne? Šitą taip pat jūs ištrinat. Ne? Perinam čia. Parašom, tarkim, iš kairės gal išdėstam. Turinys. Įterpėt titulinį. Titulinį jau galite įterpti iš, jeigu jūs neatsisintit, iš skyreliaus pirmas darbas, titulinis, parsisinčiat, atsidarot, enable, pažymit tekstą, kurį norite įterpti, Ctrl C, įeinat į savo antrą lapą, puslapio lūžį galite padaryti Ctrl Enter, pastatot žymeklį prieš page break puslapio lūžį sritį, pakeičiat reikalingas vietas, dalyko pavadinimą, šitą aišku ištrinat, čia pavadinimas toks, koks pas mus antram individualiam, ne? Teksto redaktoriaus Microsoft Word užduotys, ne? Ctrl Z, ženklelių nereikėjo žymėti, Ctrl V. Čia savo katedrą įrašot ir paskui ištrint katedras pavadinimas ir metai bei vardą pavardę ir grupę. Ir jūs čia įtersit paskui turinį. Tai atliekam taip. Reference, table of content, insert table of content, kiek lygių? Vieno jums reikia, taip. Jeigu bus daugiau, galit palikti 2 ir 3. Tai net turi įtakos visiškai. Įterpėt. Jeigu būtų blogai įsiterpęs, update, field, update ir table. Atnaujinimą reikia padaryti. Na ir tiek. Dėkui už dėmesį. Paskui, aišku, paspaudžiat Save. Nurodot, kur išsaugot. Ar Save As, jeigu reikia kitur išsaugot, negu buvo išsaugotas. Nurodom, pavyzdžiui, desktop, kažkokį katalogą, pavyzdžiui, testai, Word kontroliniai, kokį jūs norit. Pavadinimą vardas pavardė įrašot ir grupės pavadinimą. Jeigu pas jūs rašo išplėtimą.dots, jūs jį paliekot, arba docs. tą išplitimą jūs paliekate. Na ir viskas, save. Jūs tik pakeičiat šitą. Jeigu jums nerašo .dots, tai automatiškai nėra. Jokio poreikio. Tiesiog pakeičiat viską, ką jūs matot. Na ir save.